Senai nedariau automobilio ilgamžiškumo vertinimo. Tad atsižvelgdamas į jūsų prašymus, pakalbėsiu apie BMW G30, kokie jo yra pliusai ir minusai. Apie būtent dizelinius variklius. Pradėkim nuo 2 litrų 140 kW. Faceliftas ir pre-faceliftas. Variklis yra patikimas, šrote pigus, nes retai genda. Laikys tinkamai prižiūrimas netgi iki 500 000. Jeigu nebuvo padaryta kažkokio meistro klaida ar gamyklinis brokas. Grandinės taip pat gerai laiko, gali subirėti tarp 300 ir 400 tūkstančių kilometrų. Turbinos gali iki 300 tūkstančių manų atlaikyti, gal net ir daugiau, priklausomai kokį filtrą įdėsit, kokius tepalus keisit ir kaip važinėsit. Aplamai kalbant apie šitą modelį, jis yra patikimas, pigiai eksploatuojamas ir komfortiškas. Ir galima su labai gerom komplektacijom nupirkti. Kas liečia 3 litrų dizelius, tai jau kuo daugiau turbinų, tuo mažiau ilgamžiškumo. Bet senesni 3 litrų dizeliai turėjo labai didelę problemą su perkaitimu, kuri yra ištaisyta šitam modeliui G30. Taigi jis nėra toks rizikingas, jog nusipirksit ir galimai perkais ir suges. Jie ganėtinai jau retai genda. Galima drąsiai pirkti tiek 3 litrų dizelį, tiek 2 litrų. Dar turėtų žinoti G30 savininkas, kad BMW turi nemažai atšaukimų šiam modeliui. Galima pasiskambinti, paklausti, kokie visi tiksliai yra. Vieną pagrindinį ir didžiausią žinau, tai yra EGR-as, dėl kurio užsidega netgi automobilis. Ir galit jūs jį nemokamai pasikeisti krastui. Tiek žinių apie G30, manau, vertas pirkimo automobilis. Jeigu tokio ieškot, galit skambinti. Iki.